Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 94 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie Finally bloką. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kartais gali įvykti tokia situacija, kad jums reikia padaryti kažkokį darbą ir nesvarbu, ar įvyko exceptionas prieš tai, ar exceptiono nebuvo. Kaip pavyzdys, mes atidarome failą ir bandome nuskaityti informaciją iš to failo. Ir, tarkim, informacijos nėra, arba nuskaitant informaciją įvyko kažkokia klaida ir mums bet kokiu atveju tą failą reikia uždaryti. Tai tam ir būtų naudojamas Finally blokas. Na, tarkim, pas mus bus toks kodas. Mes turime kažkokį stream readerį, mes atidarome streamą ir nuskaitom informaciją iš failo. Mes galime nuskaityti eilutę ir tą eilutę išvesti į ekraną. Ir po to pas mus gali būti nerastas failas arba įvykti kažkoks kitas exceptionas. Bet kokiu atveju mes tą failą turim uždaryti. Tai tam mes galim po visų catch blokų parašyti bloką Finally. Ir mes galim pažiūrėti, jeigu readeris taip ir liko pas mus nalas, jeigu mums net nepavyko atidaryti failą, tai mes tada ir nekviesime funkcijos tam, kad uždaryti failą. Jeigu mes nuskaitome informaciją, bet apdorojant tą informaciją įvyko kažkokia klaida, mes vis tiek turime uždaryti failą. Tai mes kreipsimės prie mūsų readerio ir iškviesime close. Pasakysime, kad pabandom jį uždaryti. Bet čia kol kas pas mus vyksta eroras, nes mes bet ką turime įrašyti į tą readerį pradžioje. Jeigu mes pasakysime taip null, tai čia tada jau to eroro nebus. Ir papildomai čia galim kažką išvesti. Tarkim, pasakysim, kad mes uždarome failą. Ir dabar paleidus tą kodą mes kaip ir nuskaitome informaciją iš failo ir taip pat po to tą failą uždarome. Bet pabandysim padaryti taip, kad pas mus įvyktų kažkokia klaida. Tarkim, padarysime taip. Mes negalim pasiekti to indekso, nes pas mus ten tik 2 elementai yra. Ir čia įvyks index out of range exception. Paleidžiam tą kodą ir kaip matome, pas mus įvyko klaida. Ir mes vis tiek uždarome tą failą. Na ir čia papildomai galim parašyti index out of range exception, kad galima būtų pagauti būtent tą exceptioną. Ir paleisim tą kodą dar kartą. Tai kaip jūs matote, mes ir pagavome tą exceptioną, pas mus įvyko kažkokia klaida su masyvu ir mes taip pat ir uždarėm failą. Tai blokas Finally pas mus visada suveiks, ar exceptionas įvyko, ar exceptionas neįvyko. Ir mums net nereikalingas čia nei vienas catch blokas. Mes galim parašyti try finally iš karto. Mes galim pasakyti, kad nekaip nenorim apdoroti to exceptiono ir iškart atliksim reikalingus veiksmus. Tai net jei ir įvyks exceptionas, blokas Finally visada pas mus suveiks. Ir nei vienas catch blokas mums čia nereikalingas. Taip pat apie tai aš nekalbėjau praeitos pamokos metu, bet gali įvykti tokia situacija, kad mes exceptioną nepagausim, jeigu pabaigoje neparašysime exception bazinį tipą. Tai čia pas mus gaudamas tik file not found exception, bet jeigu aš dabar paleisiu tą kodą, pas mus įvyks klaida ir programa išsijungs, nes įvyko index out of range exception ir nebuvo nei vieno catch bloko, kuris tą exceptioną pagauna. Dėl to programa ir išsijungia ir toliau neveikia. Bet net jei ir įvyks situacija, kad exceptionas pas mus nebus pagautas, Finally blokas vis tiek suveiks. Kaip jūs matote, įvyko exceptionas, bet failas buvo uždarytas. Jeigu mes tai parašysime be Finally bloko, tai pas mus nesuveiks. Kaip matote, tai pas mus nesuveikia. Ir teoriškai, jeigu pas mus yra parašytas po try Finally blokas, jis suveiks visada, bet pas mane vieną kartą paskaitos metu įvyko tokia situacija, kad Finally blokas nesuveikia. Aš norėjau parodyti out of memory exceptioną ir sunaudojau per daug atminties kompiuterio. Taip, kad net kompiuteris išsijungė, operacinė sistema negalėjo toliau veikti. Tokiu atveju Finally blokas ir nesuveikia pas mane, nes tiesiog išsijungė kompiuteris. Bet visais kitais atvejais Finally blokas visada suveiks. Ir net jeigu mes pažiūrėsime į kai kurios blokus, tarkim, for each bloką arba apie using bloką, apie kurį mes vėliau kalbėsime, tai jie yra išpakuojami į try finally blokus. Jeigu mes parašysime tokį kodą, tai sukursime kažkokį listą ir po to su for each ciklu praeisime pro tą ciklą, tai čia mes galim pastebėti, kad tas for each ciklas yra išpakuojamas į bloką try, kur mes paimam enumeratorių ir praeiname pro visus elementus ir su tais elementais atliekam kažkokius veiksmus. Ir po to su Finally bloku mes kviečiame metodą dispose. Lygiai taip pat pas mus veikia ir using blokas. Kaip jūs matote, tas using blokas pas mus buvo paverstas į try finally. Tai jeigu stream readeris pas mus nenalas, tai mes ir kviečiam tą dispose. Tai dabar jūs žinote, kam reikalingas Finally blokas. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.